Visą sezoną Lietuvos tūkstantmečio vaikų laida Lietuvos mokyklas ragino prisijungti prie pilietinių iniciatyvų konkurso. Aktyvios mokyklos siūlė savo idėjas. Šiais metais aplankėme 12 šaunių mokyklų, kurių moksleiviai įgyvendino paramos ir savanorystės akcijas. Kitais metais sezono pradžioje bus išrinkta pilietiškiausia iniciatyva. Jums pristatome šių metų paskutinę iniciatyvą. 3 drąsūs Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos moksleiviai rado originalų būdą, kaip sužinoti, ko siekti ateityje. Jie sumanė pasimatuoti profesijas. Ką čia tas rašinys, einam geriau išbandyti gyvai profesiją. Siūlai pasimatuoti profesiją? Taip, einam į Lietuvos edukologijos universitetą. Esu Virgis, 11-okas, domiuosi sportu. Manau, kad olimpiniai čempionai yra tie žmonės, kurie turi daugiau kantrybės, valios ir užsispyrimo. Matau savo ateitį sporto pasaulyje. Mano vardas Kotryna. Tikiuosi, kad greit moksleiviams bus siūlomos praktinės pažintys su įvairių profesijų atstovais. Būtų įdomios gamtos ir medicinos studijos. Esu Agnė ir domiuosi menais. Žaviuosi aktorė Rasa Samuolytė ir jos talentu. Pati svajoju tapti aktorė. Labadiena, 11-okai. Labai malonu jūs čia matyti. Jūsų ateities planus ir norus aš jau šiek tiek žinau, šiek tiek apie juos girdėjau. Todėl Virgilijui siūlau aplankyti mūsų sporto ir sveikatos fakultetą. Agne, tu ko gero norėtum pasižiūrėti, kaip dirba mūsų teatralai, kaip jie studijuoja. Na ir Kotryna, kviečiu į oranžeriją. Prašau. Esu girdėjęs, kad čia gimsta olimpiniai čempionai. Tikra tiesa. Ir ne tik olimpiniai čempionai, čia gimsta ir busimieji kūno kultūros mokytojai, ir treneriai. Ir čia mes su jais dirbam, prižiūrim, kad visi krūviai būtų gerai sureguliuoti ir kad viskas būtų gerai. Ar visi, kas čia studijuoja, gali tai išbandyti? Žinoma, tai yra Lietuvos edukologijos universitetas, sporto ir sveikatos fakultetas. Ir visi, kas čia studijuoja, jie su visom šitom technologijom dirba. Per sporto biomechanikos, sporto judesių fiziologijos paskaitas jie patys testuojasi, patys interpretuoja duomenis, bando išsiaiškinti, ko jiem patiems trūksta, arba galbūt kažkas padės jiem ateityje kažko siekti. Čia yra kvėpavimo funkcijos tyrimas. Ir čia mes tyriam, ar yra, kokio didumo yra, kokia yra gyvybinė plaučių talpa, kaip greitai oras praeina per plaučius, per bronchus, per kiek laiko jisai išeina. Ir sakysim, jeigu tai yra netinkami fiziniai krūviai, arba jeigu žmogus serga, mes iš karto matom. 5,22 litrai. Plaukikai išpučia po 8-9 litrus. Vėlgi labai priklauso, tiesiogiai koreliuoja su ūgiu. Kuo aukštesnis žmogus, tuo didesni dažniausiai jo būna plaučiai. O čia daug atlieka tokių tyrimų? Faktiškai visi studentai, jie gauna duomenis ir jie mokosi interpretuoti. Tai yra kas gerai, kas yra negerai, ko trūksta. Tai yra geriausia, kai žmogus pažįsta per save. Tada yra didelė motyvacija mokytis ir tada jiem iš esmės yra patiems daug įdomiau suprasti įvairius procesus. Pedagogai meta iššūkį jums, pedagogai. Vienu žodžiu jūs atjums. Tu papuolei į Lietuvos edukologijos universiteto ugdymo mokslų fakulteto teatro pedagogikos specialybę. Norėčiau prie jūsų prisijungti. Prašom, mielai prašom. Norėdami prie mūsų prisijungti, jūs turėsite išlaikyti stojamąjį egzaminą, kuris susideda iš teorinės dalies ir praktinės. Tu esi! Ar baigus jūsų universitetą, aš galėsiu tapti aktorė? Žinoma, galėsite. Baigę mūsų universitetą, jūs visų pirma gausite pedagogo išsilavinimą ir priedo gausite taip pat teatralų išsilavinimą. Jūs galėsite naudoti savo aktorinės žinias, režisūros, kino bei pedagoginės žinias, kur tik jūs norite savo gyvenime. Jūs! Po 5 metų, kur aš galėčiau jūs sutikti? Na, šiuo metu man į galvą peršasi tik 2 mintis. Tai pirma yra mokykla, o antra, žinoma, yra Hollywoodas. Kaip čia gražu ir žalia, jūsų universitetas visas toks.
Taip, tikrai mūsų universitetas yra žalėsis universitetas ir auditorijos yra žaliosios. Turime oranžeriją, kurioje auga maždaug 800 pavadinimų augalai. Taigi, ką studijuojantis studentai lankosi šitoje oranžerijoje? Biologai, geografai čia ateina, stebi augalus, tyrinėja juos. Ir matematikai čia ateina savo fraktalinės lygtis spręsti ir būsimi architektai pasižiūrėti, kaip sugalvoti originalias konstrukcijas, o meninių disciplinų studentai tiesiog pasisemti įkvėpimo. Gal galėtumėte parodyti paslaptingiausią augalą augantį šitoje oranžerijoje? Paslaptingų augalų yra labai daug. Aš norėčiau vieną tokį pristatyti, kurio yra labai įdomus pavadinimas. Latiniškas jo vardas yra brachychiton, bet kadangi jo šaknis yra stora ir joje augalas kaupia vandenį, tai lietuvaičiai botanikai jį pakrikštijo bambaliu. Šitos palmės vardas yra švelnioji kariota, bet Azijoje žmonės dar kitaip ją vadina. Pagal šitą lapelio formą, kaip dar ją galėtum pavadinti. Žuvies uodega? Tikrai panašu į silkės uodegą, manau. Man patinka.